Tai trauma buvo galinio raumens patempimas. Trūko maždaug 10 dienų, negalėjau sportuoti panašiai. Paskui sudarė daktaras planą specialų, kuriuo ruošiausi ir dabar skausmų nejaučiu, nieko, treniruosiu pilną jėgą. Gal treneris šiek tiek dar pasaugo mane, kad nebūtų tokio didelio krūvio iš karto, bet manyčiau, po poros varžybų bėgį jau galėčiau žaisti 100% 90 minučių. Tai aišku keista, nes vis tiek po keitimų, kai išeini, nepadarai tokio apšalimo, kaip darydavai prieš varžybas. Tai tiek, o šiaip, kaip sako, mastversto nepropjoš, kai rusai sako, tai man atrodo, nėra tokių problemų, kad kažkoks būtų jaudulys ar panašiai. Tiesiog eini ir darai savo darbą. Iš vienos pusės gal ir gerai, jau kad nereikia tiek daug varžybų, paskui susideda, nes dar žinom, kad žaisim dar 5 ratą gale. Tai iš vienos pusės gal kaip gerai, už kitos gal ir ne, nes jeigu vienos varžybos nepasiseks su silpnesne komanda, dar galėdavo visą laiką namiese atsirevančiuoti, o dabar jau bus kaip ir viskas, tiek kad reikės labiau susikaupti ir atiduoti vienose varžybose viską. Aišku, gal lygų yra šiek tiek svarbesnės, bet svarbiaus yra ir taurės, nes paėmus taurę automatiškai į Europą kitais metais patenki. Tai kaip sakant, abiejos yra svarbios, bet kaip susiklostys, pamatysim po jų. Mes už Sūduvą!